Labas kiekvienam, kuris šiandien jungsis į bendrą praktiką. Jau ne vienas kartu jie leidosi. Tai vedime pasidaviau tiekmei pasidalinti su jumis, kad galėtumėt ją praktikuoti vieni individualiai namuose. Ir ši praktika yra Ho'oponopono, kurią kviečiu atlikti tikrai meditatyviai, susikaupus, atsidavus momentui, įėjus į tą būseną. Ir kviečiu įsitaisyti patogiai prieš dainuojant, ištiesinti savo nugarą, kad energijos tėkmė būtų lengva, pasiektų visas jūsų struktūras kūne. Pastiprinti galit uždėti delnus ant širdies centro. Užmerkti akis. Ir kai pradėsit kartu dainuoti taip, kad krūtinė vibruotų, kad gera būtų save girdėti, nuo savo vibracijų kaifuotumėt. Skirkit šios žodžius savo. Matykit save tarsi veidrodyje, nuotraukoje. Išgyvenkit kiekvieną žodį. Išjauskit jį, kaip tarėt savo. Kaip mes dažniausiai jaučiam, kaip tariam kitam, bet pamirštam save taip kaip savo tarkit. Išjauskit, kaip save mylit. Kaip dėl kažko atsiprašot. Atleidžiat savo, dėkojat savo. Ir kai pajusit kažkokį energetinį pokytį, energetiniam lauke ar savo kūne, nukreipkit tų žodžių energiją ir tą savo dėmesį į tas vietas, kur vyksta skaudus dalykai, kur vyksta karas, kur vyksta sunkus išgyvenimai. Tegu užgimsta kažkoks vaizdinys jūsų vidinėme matyme ir nukreipkit tą energiją ten. Tegu ten šviesėja, tegu ten atsiranda viltis, meilė. Ir vėl įvykus kažkokiam pokyčiui vidiniam jausmui, prisiminkit žmogų, kuris vis dar kažkuom įsilieja jūsų gyvenimą ir neduoda jums ramybės. Tai gali būti bet kas, šeimos nariai, draugai, gal tik tais trumpam periodui sutiktas žmogus, kuris vis dar šmėžuoja jūsų gyvenimuose. Ir skirkit tos žodžius jam su visa meile, su atsidavimu, su visa širdies energija. Tegu bėga ašaros, tegu dreba balsas, tegu širdis smarkiau plaka, bet taip vyksta gydymas. Ir tai vyksta ne tik dainuojant kartu gyvai. Žinoma, mes visada stipriau pajaučiame tas vibracijas. Bet susikuria ir laukas. Ir tokiu būdu. Tai tiesiog noriu atverti erdvę, kada beįsijungtumėt šitą įrašą. Tegu jis būna gyvas,
bet kada klausantis ir dainuojant kartu.